Nu ką, zdarovo hebridė, ką jūs gero. Iš tai ir mano sekantis video. Ir pagaliau sulaukiam sekančių žaisliukų. Čia tokia mini žaisliuką. Ir apie ką eina kalba? O aš tai parodysiu. Kai aš mėgėjęs žaisti, kalba eina apie tą Moza SRP Light Brake Pedal Performance kitas pagaliau atėjo. Ir kai kas įdomaus čia. Klausimas ir kas čia? Kaip sakant, liek. Tik mačiau video ir aš tau parodysiu, kas per žaisliukai ir ką aš čia nusipirkau. Tiesiog biškelį įvairinti savo gyvenimą. Kas darau, Hiuridas, tai mano ir sekantis video. Tikriausiai čia labai daug ir laiko nepraeina mano Moza R5 Bundle ir Arrozy kokpito išpakavimas. Jeigu nematai to dar video, gali va padaryti perėjęs. Kažkur čia bus įmestas video arba, nežinau, kažkur tai. Čia žodžiu. Pagaliau atėjo mano Moza SRP pedalo Performance kitas, kurį laukiau net 4 dienas. Čia kaip buvau minėjęs video apie 2 dienas, bet tai realiai dar 2 dienas ėjo man tas SRP ir ant 4 dienos man atėjo tik tai į DHL pašto, į tai tik sekančią dieną aš ją vėl tas trackingas įsijungia. Žodžiu, man jį reikia, man atrodo, man jį atjungti, nes kažkaip tai jisai čia. Man net nereikia. Kur mes baigiam? Tai va, atėjo SRP ir šiokių tokių įdomių dalykų dar prisipirkau. Aš kai mėgėjęs žaisti iRacingą, kai turėjau normalią bazę, tą tipo, kaip Logitech'ą, nu jau dabar turėjau jau normalią turiu bazę, vadinamą jau Moza R5 bundle, sakyta, tai dabar jau galiu kažkaip tai jau lenktyniauti labiau. Tas man 12 inčų, kai aš mėgėjęs važiuoti NASCAR. Man tas 12 inčų, man vairas kaip ir yra mažokas. Ir toksai, nu, kažkas apie kilogramą, tai tikrai jau su biškiu tas vairas svers. Ir kai žaidi NASCAR'ą, galima sakyti, kaip ir klaviatūra tau po ranka, tokio vairo kaip ir tau nereikia, kaip ir sunkaus ir mygtukų. Ir kai bazė yra 5,5 Nm. Ir kuo sunkesnis vairas, ir tuo daugiau force feedbacko praranda. Tai kad ir nėra galinga bazė, kaip sakant. Tai kuo lengvesnis vairas, tuo geriau. Daugiau žinoma detalių, force feedbacko nepraranda. Tai va, ir kai aš mėgėjęs, kaip sakiau, mėgėjęs NASCAR'ą ir prisipirkau tokį specialiai dėl NASCAR'o tokį. Random vairą iš Amazono. Užsisakiau, nu ir pažiūrėsim, ką aš turiu omeny. Nu, tikiuosi, kad tiks tas quick releases. Žodžiu, biškį traukiam. Pasiėmam peiliuką ir eisim išpakuoti. Žodžiu, pasiėmam savo tą firminį peiliuką ir pirmą pradėsim nuo išpakuoti nuo SRP. Pasiėmė tokio įdomaus. Tai va, kaip ir atidarėm. Čia kaip ir instrukcija, ką mums reikės daryti, ne, tačiau 1, 2, 3 ir jie įsistatyti taip va į pedalus. Tas performing kitas, nu, tikriausiai kaip ir kažką imituos. Ir kas viduje. Ir bats. Ir toksai žaisliukas štai. Ir čia su kuriais prisisuks, arba ne, man atrodo. Ai, ne. Jie kaip ir normaliai. Čia aš papuosim. Ir čia ir, kaip sakant, į komplektukę dar ir varžtai. Nu, manau, kad jo tokia laisvumo turės, sakyčiau. Čia jo, tai čia su jėga, tai tikrai čia reikės spausto. Taip. O čia šiokie tokie varžteliai. Ir šastigranikai šitas, tai tikriausiai čia bus. Ir gerai, mes šitą kaip ir šitus dalykus praleisim. Kaip ir viskas aišku, kaip čia kas. Sakančiau, varžteliai. Dar čia buvo
kampinių šitų raktų stigranikų ir šitas pats įsidėjęs į čia, kaip ir jisai prisitvirtins ir kaip realiai tas performance kitas, kaip tas performance kitas atrodys, jisai kaip ir standumo tikrai tos spyruoklės turi, tai čia mes kaip ir vėliau mes praeisim prie šito, mes ją ir įsidėsim. Pirmai, gerai, čia kol kas mes juos, kad nepamės šitų varštelių, visko, mes susidėsim tą, kur prapjovę maišiuką ir kol kas mes jį dėsim į šoną. Vaikai, negerkite energinio. Gerai, šitą kaip ir, tik man įdomu, kaip čia jisai čia prisiveršt. Nu, ką žinau. Vėliau. Gerai, dabar kas įdomiausia, tai pats vairas. Ir... Mums šitų kaip ir mums nereikia, visą kitą. Ir... Wow! Holy shit! Ne, nu čia taip prikolnai atrodo vairas. Damn! Čia varžtai. Kaip ir gal ir reikės, gal šitų varžtų, gal ir ne, bet nežinau. Eik tu sau, čia tai vairiukas. Žaist ant naskaro, čia varžtai. Nu, kaip ir laidai, visa kita. Čia jeigu čia sukant ant realios mašinos, čia tipo kaip ir pipsiukas signalui atseit, bet mums jo kaip ir nereikia. Mums tik svarbiausia, kas pats vairas. Tikrai lengvas. Ir specialiai pamatuojam, kiek jo yra. Kiek jo realiai čia jo yra. Jo yra, kaip ir nurodyta, apie, kaip ir teisingai, 34,5 cm. Kaip ir diametrai, visa kita, ką žinau. Tik tai, o kam šitą vos? Ar čia tipo čia medžiaga šita, bet... Kas man gali paaiškinti, kodėl va šitos perkant vairus, tokią medžiagą dar įdeda, tokį atlaišą, jeigu kas gali paaiškinti. Ar čia dėl to, kad pajaus, kas per medžiagą yra ant apsiūta, visa kita. Aišku, siūlės, nežinau, reikia šitą tiesiog pradžiai nuimt, nes jisai kaip ir, tos kaip ir, noriu negražiai įsireikšti, būtų toks kaip kabantys. Mano naujo auskarai bus dabar, na. Wow. Karočiui, man atrodo, aš jau radau vėl naują savo hobį, bet vairo, galiu pasakyti, siūlės tikrai nėra taip baisiai, kaip galvojau už tokius pinigus. Pigiai šiek nusipirkau, kiek čia, apie grubiai 100 eurų man tai kainavo siūlės. Tikrai, kaip ir nieks niekur neišlindė, jokie pipliai, nei nieko. Nu, gal nebent va čia va galima įsikabinti šiek tiek va, kažkoks va yra, bet... Už tokius pinigus ko norėt, kaip sakot, nenorėkit stebuklo, kad čia būtų jau už tiek pinigų idealaus vairo, bet aišku. Nu, aš žinau, medžiaga tokia atrodo, kad ir, sakyčiau, rankos kaip prakaitos blebuškė, ana žiauriai jaučiu, susigers. Reikėtų blebuškė iš vis jos pirčinėse blebuškės lenktyniauti iš vis. Tai va, žodžiu, gerai, pirmą nusėm savo šios auskarus, ar keliaunam prie quick release'o. Pirkom iš Mozos, kad garantuotai, kad tilptų į bazę. Tik klausimas, ar čia užsisuks. Tikiuosi, kad tiks. Ko labiausiai aš tikiuosi, kad tiks. Nu, pagal vaizdą man atrodo, kad turėtų tikt. Žodžiu, taip. Čia kaip gali atrodo. Nu, nežinau, pagal skylių diametrą, žiūrint, kad viskas tvarkoj, turėtų užsisukti. Tik aišku, ar varžtai tiks. Tai va, kaip sakant, šitą tą nukerpam. Ne, nu pagal skylių diametrą tai kaip ir atitinka. O, dar šitą labai gerai kusideda. Eik tu savo. Ofigenai atrodo. Tai žiūrėkit, hebra, release'as, ne? Ir žiūrėkit, šitas susideda.
ir bats ir labai ir užsidengia gražiai. Ir visos skylės atitinka ir gražiai. Net ir keksiukas, jeigu toks būtų realiai veiktų, bet tasai neveiks, aišku. Ir prisuksim ir galėsim išlėkti ant test drive'o, nes mums dabar reikia įsiaiškinti, ar varžtai tie tiks, kur buvo su vairu. Tai pasiėmėm tuos varžtus ir pasižiūrim. O, lafa hebra, varžtai tinka. Žodžiu gerai. Įėmam ir tai jau, žodžiu, vairiuką. Eikti savo, kaip atrodo. Quick release'as ir naskarų daugiau net nieko net ir nereikia. Tik užtenka quick release'o ir pačios barankės. Nu, turėtų būti visai neblogas efektas. Ir dabar realiai turim 3 vairus. Sorry už tokį rekursą. Ką padarysim iškelį su viena ranka, hebra, sunku filmuoti. Ir ką, hebryti, ir turim 3 vairus. Nu ką, mes žodžiu, mes su vairu viską padarėm, viską sujungėm, tuos quick release'us ir viskas. Barankę, kaip sakom. Pasiruošėm naskarui. Ir ką dabar, hebrytė, eisim prie stabdžio perform kito ir kaip mes ten jį sujungsim, tai čia klausimas kaip čia. Bandysim, tai karočią mes biškelį atjungsim tą viską, ištrauksim tuos kėdę ten toliau, kad būtų galima geriau ten prieiti ten to visą kitą ir, žodžiu, pakeisim mes vėl biškelį kameros rakursą ir žiūrėsim, kaip čia mums viskas seksis, hebrytė. Tai ką, let's go. Tai va, žodžiu, hebrytė, ir kaip čia tas man įdomu, tas stabdžių kitas jisai pasijungs. Man įdomu. Nu, dėsis tai kaip ir suprantu, kaip jisai, bet tai. Man atrodo, gal ir įsivaizduoju, kaip jisai vadėsis. Dabar kur čia mūsų šitie? Kai suprantu šitas šiais. Nu, bent jau mano galva durna, kad suprantu, kad šitas dėsis kaip ir šitai. Ok, o šitas tada kam? Šitą plasmasę. Palauk. Palauk, gal ir... Tuoj, palauk, gal iškai reikia ištraukti per naują. Kai suprantu, jisai dėsis čia va. Jeigu gerai supratau, palauk, kur dar vienu. Plasmasė, čia va. Realiai, kaip ir visis. Kai suprantu, taip vadėsis. Ir tada šitas kaip ir turėtų šitas, ar ne, turėtų standžiai jisai įeiti. Bent jau taip aš įsivaizduoju. Oi, va. Bus čia biški dar problematiška, gali pasakyti. Kaip ir turėtų taip veikti. Nu gerai, bandom sekančių bandymų, ne? Šiaip palaut, šiaip realiai jisai kaip turėtų. Šiaip taip, va.
Miškelė. Vats, taip. Ir turėtų jisai įsistatyti ir tada turėtų prisisukti. Eik tu savo. Taip, aš nekenčiu su tais varžtais. Ir kur varžtai man pabėgo, dabar man paaiškink. Fucking hell, blėt. Užkrito varžtas, blėt. Arba pabandyt paverst kėdę. Fuck. Tuoj, pabandysim kėdę tą najungt. Ir... Gerai. Iškrito. Su tais varžtais kiek problemų. Tai bus patogiau. Nu, vadinamas performance kitas. Ir volia. Prisukom. Ir kaip jinai atrodo. Kaip sakant, spiruoklė ir pati, tas kaip sakant, ruberoidas guma. Kaip sakant, imituos tą pedalų paspaudimą, visą kitą. Ir, tikiuosi, kad vertėjo šitą. Žiūrėsim, kas per efektas bus šito stabdžių performance kito. Kai mes prisukom, prijungiam atgal kėdę, pastatom atgal prie stalo ir žiūrėsim ir kuo čia pasikeitę bus. Prie kompo, štai viską prisijungiam, visą kitą, bet iškilo šiokia tokia problemytė. Ir kas blogai dabar? Ypač kai dabar aš įdėjau tą performance kitą, dabar ir patį vairą dabar užsidėjau kaip ir viskas viskas tvarkoj, viską, bet problema tame, kad performance kitas įdėtas, dabar man reikia prisisukti dar labiau man pedalus. Kai to performance kito nebuvo, tai jisai kaip ir ant tų viršutinių varžtų prisukti. Jeigu dabar paus tą stabdį, patys pedalai juda. Tai teks kažkaip tai jas nuimti tą plokštę viršutinę ir bandyti šitos, jeigu patys paskylės atitiks visą kitą, reiks jas prisukti prie šitos plokštės. Kaip ir toks toks niuansas. Kaip ir nelabai toks geras dalykas, bet tai kaip ir pataisomas. Tai čia nėra baisus dalykas, kaip sakant. Gerai, tai čia mes kaip ir prijungiam viską bazę ir dabar kaip ir mes ją... Ir, galima sakyti, bazę. Vairo nerodo, bet vairo rotacija rodo, kad jinai sukasi. kad taip va tiesiai. Ir šiaip realiai dabar reikėtų susitvarkyti. Taip, šitas ir... Net pilnai, net neduoda stabdžių spaust. Na, čia performance kitas tikrai veikia. Dar reikėtų dar juos dar susikalibruoti, dar reikėtų. Aišku, visų pirma, dar ir priveršt, kaip ir aš labai jau bijau. Tai reikėtų gal dar ir, nes jie dabar juda ir... Bet tikrai skirtumas yra. Tos pedalai stabdžių tos laisvos eigos neturi ir tikrai imituoja tą vadinamą standumą ir kad pilnai stabdžių net ir pavyzdžiui tie, kurie lenktyniauja GT lenktynės visą ką, kur neturi OBS ir kad būtų turėtų tą visą stabilumą važiuojant, stabdant, tai skaičiau tikrai must have toks dalykas, jeigu jau tos pedalus turit.
ir tikrai prie to pačio investuoti ir performance kito. Gerai, tai žodžiu, keliaunam prie geimo ir žiūrėsim, koks bus efektas to žaidimas su šituo lengvu vairu. Aišku, kaip pastebėjęs, šitas vairas tiesiai nesisuka, nėra tiesus, nes matosi kaip ir tai linguoja. Nežinau, ar taip turi būti vairas toksai, bet gal čia taip ir turi būti. Nu, aišku, gal už pinigus ir turėtų būti, gal ir šiek tiek ir tiesesnis gal turėtų būti, kaip yra. Bet šitą medžiagą tai tikrai rašysis priežiūros. Tokia kaip ir gaunasi medžiaginė prakaita, pavyzdžiui, kai tavo delnai prakaituoja ar ką, tai čia tikrai prakaitas sugėrus savo kempinėlę, jau tikrai teks žais, kad ją valyti visą kitą. Porą ratelį mes padarysim. Vieną, du. Kad vairas didesnis, kaip ir gal ir jo, bet kad vairas, kai tikrai daug nesveria, jisai bazai žymiai daug lengviau įsuk, tai 5,5 nanometrų turi šitos garas vadinamos. Ir problemų ją nėra. Kai vairas didesnis, sup daug nereikia. To vairo kaip šitam naskarė vadinamame. Kaip sustabdžiais. O sustabdžiais tai čia reikia... Jo reikia žiauri pedalų prisisukti, nes to vadinamo judesio turi, tai kad ir kiek svarštų dar ieškoti papildomai, kad jos prisukti. Aišku, dar bazė dar nėra, dar tokia dar, kad dar to... Nenupizdė čia yra. Aha, tai kaip sakant. Už tai, kai mes neturim knopkių ant vairo biškelį blogai, nes... Bet, aišku, naskarui toksai pigus vairas. Manau, kad jisai tikrai suveis tie, kas mėgsta ovalinės lenktynės, norit didelio vairo arba, kad ir pačiam net ir driftui, galiu pasakyti, pačiam ir driftui, skaičiau jisai kaip ir tikrai suveis. Ar toks vairas kažko pagerins tą vairavimą? Nu, bet naskarė, tai mažiau ten tą vairą reikia sukti. Vertėjo kokį 100 palikti ant tokių? Nu, sakyčiau, kad vertėjo dėl tie, kas mėgsta driftą arba naskarą. Tas vadinamas ovalą važiuoti. Karočią. Tai vat. Aš žinau tiek ir žinių chebrytė. Tai va ką galiu pasakyti chebrytė, tai kaip... Ar aš patenkintas šitais pirkiniais? Kaip ir jo, reikia sakau, tik reikia dabar pedalo man visą plokštę normaliai prisiveršti, nes jinai kaip ir per daug to judesio turi, tos laisvos eigos pas mane tik tai ten tie du viršutiniai varžtai prisukti ir viską, tai man teks, nežinau, teks tą plokštę nuiminėti ir dar tuos pedalus kaip ir bandyti dar prisukti, tai žodžiu, žiūrėsim kaip čia ką mes čia. Nu žodžiu, primastysim, tai čia nebėda, svarbu, kad skylės atitiktų ir prisukti plokštę. Tai va, tai jeigu patiko šitas video, hebra, tai žinot, ką reikia daryti, paspausti like ir subscribe mano YouTube kanalą ir jeigu norite pamatyti mano online racing ypatumus, tai kaip sakant, follow mano kick platformą, bus linkas apačioj arba QR kodas čia, kad lengviau būtų su telefonu paspausti ir tiesiog tai pereiti tiesiai į mano kick streaming platformą. Tai va, tai ką žinau, kaip pasakysiu, tai ačiū visiems, kad buvot, ačiū už laikus ir subus ir už follow kickę, tai tiek, tai gerą vakaro, dienos ar ryto, kada čia mano video žiūrėti, visiems iki ir peace hebrytė, peace. Aš out ir pasimatysim sekančiuose video arba streame. Tiek.